Aš visada tyliai savo užduodavau klausimą, kurį noriu šiandien pasakyti garsiai ir viešai. Visada galvojau, kaip jaučiasi mūsų valstybės vadovai – prezidentė, premjeras ar Seimo pirmininkė, kuriuos dažnai matome Briuselyje bendraujant su kitų ES šalių vadovais. Kaip jaučiasi mūsų šalies vadovai, kurie lenda į pirmą eilę, fotografuotis, kai jie atstovauja šaliai, kurio žmonės gauna mažiausius atlyginimus, mažiausias pensijas, kurie dažniausiai pasaulyje savo problemų sprendimo kelią pasirenka, kaip kilpa ant kaklo. Kaip jaučiasi mūsų vadovai, kai spaudžia ranką prezidentams, atstovaudami šaliai, kurie daugiausiai kalėjimuose žmonių. Prisipažinsiu, man būtų gėda. Gėda būtų sakyti, kad Lietuva gerai įsisavino ES lėšas, tačiau greitai neliks tų, kurie to naudosis, nes garsėjame didžiausią migraciją, kurią liaudis tiesiog vadina evakuacija. Sklandantis juodasis humoras. Ei, lietuvi, kuris paskutinis paliks Lietuvą, neužmiršk išjungti šviesas Vilniaus oro uosto laukimo salėje. Man būtų gėda, nes visada žinočiau, kad nieko ar ne viską padariau, kad būtų kitaip. Lietuvai būtinos teigiamos permainos. Kaip šiandien balsuodama pasakė prezidentė Dalia Grybauskaitė, balsuoju už permainas. Tačiau aš klausiu, kas tas permainas, teigiamas permainas gali gyvendinti mūsų šalyje? Kas? Kas gali sugrąžinti orumą mūsų žmonėms? Pagarbą valstybei. Spalio 9-ąją rinksite naują Seimą. Man keista girdėti, kai rinkėjai sako, aš visada balsuoju už tuos pačius. Tai reiškia aklą balsavimą. Nežiūrėjimai programas, kandidatus ir ką jie yra gyvenime nuveikę, ką jie gali padaryti savo šaliai. Tai balsuojate patys už savo šalies naikinimą. Nesirinkite aklai. Priminsiu, 2015 metais Eurostato duomenimis Vilnius yra pripažintas geriausiu miestu Europoje. Ir tai vienintelis miestas regione, iš kurio nebėga žmonės. Tai neįvyko savaime. Tikiu, ir Lietuva gali būti geriausia šalimi. Ir aš žinau su savo komanda, kaip tai padaryti. Balsuokite už Lietuvos Laisvės sąjungą, sąrašo numeris 3.